Nu, mažučiai mano mėly, kaip gyvenat? A, norit pakeliauti? Tai iškart norit, kasgi su blondinė nenorėjo pakeliauti. Bet žinot, blondinė ir bimbalas, du nesuderinami dalykai, bet mesgi pabandysim. Šiandien apkeliausime 2 ežerus ir 1 tvenkinį. Keliaukime kartu? Kelionės prasideda. Blondinė už vairo. Gerai, jeigu rimtai, tai šiandien važiuojame aplankyti, kaip ir minėjau, 2 ežerus ir 1 tvenkinį. Tai tie ežerai yra Kurėno ežeras, kuris randasi Vidurio Lietuvoje. Taip pat ir Lėno ežeras, kuris irgi randasi Vidurio Lietuvoje. Ir tuomet dar aplankysime Taujėnų tvenkinį ir pamatysime, kokie vaizdai. Ir verta aplankyti, kiek girdėjau, Lėno ežere galima žvejoti daug žuvų. Tai žvejam. Mama, žiūrėk, važiuoju be rankų. Sveiki atvykę į Lėno ežerą. Lėno ežeras yra įsikūręs Vidurio Lietuvoje. Jisai yra rinėjinės kilmės. Sugrožėkime vaizdais. Žinot, ką mano operatorė pasakė? Kad man reiktų šitame ežere maudytis, todėl kad šitinka blondinėm. Apsilankę prie Lėno ežero, taip pat galite pamatyti ir Antano Smetonos sodybą, kuri bet šiuo metu jinai nedirba. Būtume ją aplankę, bei pasigrožėti nuostabiais vaizdais. Šį ežerą vertinu gerai, o žino dėl ko gerai? Dėl to, kad blondinė jam čia būt labai pasakiška. 9 iš 10. Aplankykite vasarą. Būtinai aplankykite ir Antano Smetonos dvarą. Nu ką, lekiam? Kur lekiam? Lekiam į Taujėnų tvenkinį. Žinot, kodėl šiandien saulutė išlindo lauke? Pabandykit atspėti. Todėl, kad blondinė išvažiavo pasigrožėti ežerais. Nu tai sveiki atvykę į Taujėnų tvenkinį. Norite pamatyti lietuvišką krioklę? Nu, Toks trumps priminims prie Taujėnų tvenkinio. Žinot, ką galite rasti? Ogi Taujėnų dvarą. Žinoma, iš čia jo nesimato. Jis yra šiek tiek toliau, bet tai čia jau yra dvaro teritorija. Taujėnų tvenkinys taip pat randasi Ukmergės rajone. Kiek matote, Taujėnų tvenkinys taip pat turi salą, į kurią, manau, vasarą galima nuplaukti. O dabar pasigrožėkime trumpais vaizdais. Štai ir aplankėme jau 1 ežerą ir 1 tvenkinį. Kuris geriau? Iš dalies tvenkinys tikrai yra mažesnis nei Lėno ežeras, bet turi salą, į kurią aš manau vasarą tikrai norėčiau nuvažiuoti. Aukime aplankyti paskutinį ežerą.
Na štai ir atvykome prie Kurėno ežero, trumpai apie šį ežerą. Jisai taip pat yra įsikūręs vidurio Lietuvoje, taip pat turi salas. Ir prie Kurėno paplūdimio pagrindinę, spėkime, ką turime. Ne dvarą, o užeigą. Taip pat turime sodybą, kurią galima išsinuomoti, turbūt, bei pramogų. Manom pasižiūrėti. Lieptelis irgi yra puikiai pramoga vasarą. Tiesa, kaipgi kitaip, į vandenį nušokti linksma. Bet žinot, ne tik vasarą gali būti linksma nušokti, bet ir žiemą. 5 minutes later. Vandens dviračiai yra puikios pramogos vasarai. Pabandykime jį paminti. Kojom, nerankom reikia. Puiku operatorius. O dabar pasigrožėkime gražiais vaizdais. Grįžkime į vaikystę. Tai yra puikiai vieta, kas turi ir vaikų, nebūtinai vaikų. Yra vaikų žaidimų aikštelė. O kodėl nebūtinai ir vaikų? Nes aš elgiuosi kaip vaiks, blondinis irgi gali būti vaikai, jeigu ką. Aš pradangino kurmius, tokį kurmių lauką pradangino, aš nesuprantu, kur kurmiai, operatorė, kur kurmiai, pradanginai kurmius. Šiandieną aplankėme 2 ežerus ir 1 tvenkinį. Kokie ežerai tai buvo? Lėnas ir Kurėnai, o tvenkinys buvo Taujėnų. Kas labiausiai patiko? Tai Taujėnų. O dėl ko? Dėl to, kad man patinka asmeniškai ramybė. Ar verta visus ežerus aplankyti? Tikrai taip. Paplūdimiai tiesiog wow. Tiesiog tikrai viskas gerai. Priėjimas prie ežero yra. Ar dalis blondinė? Spėkit. Ogi kur savo becha. Padarykime samarę. Pranešti, ši kelionė baigės. Bet jeigu jūs jau pažiūrėjote šį video iki galo, tai paspauskite laiką, paspauskite subscribe. Man jau kalbėti, ne? Kaip turėjo Lėno ežeras. Patikrinkime šio temperatūrą. Vanduo tikrai ganėtinai šiltas.